Labas rytas, mes jau dedamės daiktus ir šiandieną atsisveikiname su Zakopane, su Tatrų kalnais. Šitas kraštas įspūdingas ir ko gero dar norėsiu aš jį grįžti. Šiandieną išjudėsime link Liublino, jau pakeliu link namų. Ten praleisime vieną naktį, apsilankysime Liublino centre. Ir ką, leidžiamės į kelią. Gero žiūrėjimo. Nu ką, viso geriausio. Mūsų laikinieji namai. Ir pajudam. Gustė va sėda. Vairuotojas irgi sėda į vietą, sėdu ir aš. Tai dabar jau yra 11 valandų ir mes jau išjudėjome link Liublino. Mums važiuoti yra 418 km ir tai užtruks 4 valandas 40 minučių. Na tai gerą kelią mums ir pasimėgaukite gražiais kelių vaizdais. Ir iki pasimatymo Liubline. Šiaip tai kelias į Zakopanę, tai iš tikrųjų ten kelių remontas, tai ganėtinai nemažas kamštis susidaro. O kol kas važiuojam, šilumos turim 22 laipsnius. Giedra, dangus žydras. Užsipylėm kuro, tai zlotais 5,95 sumokėjom už kurą, už 95. Kuo toliau važiuojam, tuo labiau oras kaista. Aišku, jau ir šiaip įdienoja po truputėlį, tai oras dabar yra 27 laipsniai, matau, ir 12 valandų 27 minutės. Tai mes keliai esame pusantros valandos praktiškai. Ir vėl kelių remontas. Šiek tiek vėl stabdomės, bet neilga čia atkarpa to kelių remonto. Šiaip Lenkai tvarkosi kelius, labai daug kelių remonto nėra. Bet turbūt visą laiką Lenkijoje. Tai Lietuvoje pradžiai daro. Nu ir Lietuvoje. Visi tvarkosi, visos šalis tvarkosi, nori būti gražios, nori, kad keliai būtų lygus ir vėliau tuo tik džiaugsimės turbūt. Tai dabar verta pakentėti kartais per tos kamštelius mažus. Ir jau netgi matosi, kad privažiuojam didmiestį, tai čia iš tikrųjų Krakovas. Nu, jau neužilgo labai, to jau pat. Tai tas ir jaučiasi, va ten tolumoje matosi Krakovo miestas. Palieka 253 km iki Liublino ir važiuoti 2 valandas 27 minutės. Neužilgo darysime trumpą sustojimą ir paskiau jau be sustojimų važiuosime į Liubliną. Tai pirmas sustojimas degalinėje, eisim kažko užkasime, paskiau prisėsim ant staliuko, suvalgysim arbūzą. Oras labai labai šiltas ir geras. O raumenys, kaip jaučiu, žinokit, po vakar žygio. Andrius jau laukia, kol jis rinksiu dešelę. Toj paimsim ček ir pažiūrėsim, kiek kainavo 3 hodogai ir 2 pepsi. Žodžiu, 3 hotdogai ir 2 pepsiai kainavo 46 zlotai, 93 grošai. Tai kem 7 zlotai. Mano hotdogas. Andrius jau ragauja, net neišėjęs į lauką, Gustė dar laukia savo hotdogo. Andriukai, skanu? Skanu? Ja. Skanu, sakė. Tai einam dabar ant soliuko, prisėsim ir skaniai pavalgysim. Kramto arbūzą, viršininkas. O. Ir siklytės į delniuką, šaunuolis, galėsi varnas palesinti. Lieka 200 kilometriukų iki Liublino. Miškį pasistiprinom, užkandom po hodogą, suvalgėm arbūzą. Ir lekiam 29 laipsniai šilumos, laipsniai vis kyla, karšta.
Ir dabar galvoju, kad būtų pats metas nusnausti, truputėlį pailsėti, nes dar laukia ilgas vakaras. Ir kitko Liubline yra ta akis, kuri žiūri pasaulį, kitas Europos valstybės, nei pasaulį, į Vilnių akis Liubline žiūri, į Vilniaus katedrą. Tai šiandieną prieisim prie akis ir pasisveikinsime su vilniečiais. Tai iki mūsų naujųjų laikinų namų Liubline lieka 17 minučių kelio ir 11 kilometrų. Dabar termometras rodo 30 laipsnių šilumos ir 4 valandos 9 minutės. Džiaugiamės, kad šį kartą apsėjome tik su vienu sustojimu, nes norime kuo greičiau pasiekti Liubliną ir išeiti pasivaikščioti po centrą. Tarp kitko, už apartamentus mokėjom 50 eurų ir tai yra pigiausi apartamentai per visą šią kelionę. Atvykom. Čia bus mūsų apartamentai, tiesiog 5-aukštis renovuotas. Tai Andrius varažosi ten kažkur. Einam susirinksim daiktus, mūsų laiptinė ten gana toli. Antra bus nuo galo. Eisim krautis daiktų ir eisim žiūrėti to buto. Tiesiog kaip vietiniai gyventojai miegamųjų namų kvartale. Va. Tai mes į apartamentus. Ir pirmiausia, užeisim į tualetą. Nežinau, kur čia šviesa tualete. Gerai, tas pusvonė, raukšluosčių palikta 3, kriauklė, tualetas. Čia bus mūsų miegamasis su Andrium, o toksai va, nedidelis kuklus. Čia yra gyvenamasis kambarys. Gyvenamasis kambarys kartu su virtuvė sujungtas ir valgomuoju. O, net skalbenkė yra, jeigu kam reiktų įsiskalbti, bet jau ką čia, paskutinę dieną neskalbsi. Tai va, šitam kambarį gyvens Gustė. O čia aš aišku norėčiau kažkur padirbėti ir žiūriu, yra varazėtė, ačiū Dievui. Ir, balkonas, dar parodysiu balkoną. Stalas iš paletės, ratukai prisukta, visai įdomus sprendimas ir uždėtas stiklas. O ko ne? Balkonė yra džiovyklė. Yra pora kėdučių, staliukas ir vidinis tiesiog daugiabučio kiemas. Tai vat, ir šitie apartamentai kainavo 50 eurų vienai nakčiai 3 žmonėms. Nieko prašmatnaus, bet gyvent galima. Įsikūrėme namuose ir einame į gatvę, įsikviesim Boltą, važiuosim iki centro. Tai Boltas nuo šitų apartamentų iki centro mums beveik 20 plotų, 19,80. Beje, čia dabar važiuojame Liublino gatvėmis, tai va per taksą rodau aš tas gatves, kaip ir paprastas didmiestis, turbūt kaip ir mūsų Lietuvoje, bet kuris miegamasis rajonas panašiai atrodo. Na ir ką, išsilaipinam mes čia kažkur prie pilies, dabar einam aplink pilį ir pasivaikščiosim truputėlį, einam pro tą liūtelį gal. Nu, vienišas liūtas, tai dabar einam mes į Liublino pilį pasižiūrėti, bent jau aplink, nes greičiausiai gali būti, kad jinai jau nebedirba, nes visgi vėlyvas vakaras jau. O ir šiaip Liublinas dydžių maždaug, turbūt kaip Kaunas, jisai yra vienas iš 10 didžiausių Lenkijos miestų, visiškai neturistinis ir turi apie 330-360 tūkstančių gyventojų. Jums sako, tai vienas autentiškiausių senamiesčių visoje Lenkijoje. Ką žinau, jeigu tikėti internetu, kas parašyta, tai pasižiūrėsim patys. Pažiūrėkite. O čia va kažkoks ožiukas. Sėdi fainas. Dabar yra be 15:06. Matom, atidarytas muziejus, kažin iki kelių dirba. Einam pažiūrėsim. Dirba iki 6, bet gal į kiemą galima užeiti. catch me fast before
Your caring heart, your endless grace, you make the world a kinder place. Kai jau bokštą nespėsim, bilietą reikia pirkti, matų stoviu savitarnos tas bilietams ir į bokštą įlipti. O dabar yra jau be 10:06. Užrakinta jau? Jau užrakinta. Toks va visas tas pilies kiemas. Va. Dieve, kaip saulė spigina. O Jėzau, nieko nematau. Žinokit, nepykit, nematau, kai jums filmuoju, nes tiesiog spigina saulė į akis. Tai tikiuosi matote pilį ir iš tos pusės. Nelipti nelaipioti ant skulptūros tipo. Matyt, vaikai mėgsta palaipioti ant jos pasifotografuoti. Tai kaip skulptūra. O ten irgi kažkokia vartų matyt. Vartai, ne seni? Einam, biškai pažiūrėsim. O čia seni vartai likę autentiški, ko gero. O čia pilies bažnyčia tokia. Va taip atrodo. Nu, mes jau per vėlai biškai atėjome, bet kažką vis tiek pamatėm. Levandas ir bitutės ant levandų skraido. Ant bokštų kirviai pavaizduoti, bet Lenkijoje labai dažnai kirviai žiūrėk pavaizduoti. Mes ir nupirkom net tušinuką lauktuvėm su kirviais. Zakopaniai labai daug kirvių. Kažkokį simbolį reiškia tie kirviai. Šolinys. Iš čia gal semdavo ir vandenį. O. Nieko. Nežinom, mes kapeiką ir sužinosi, kada atsimuš. Davai. Turi? Galima nerašyti? Ne, negiliai. Negiliai. Ai, ne, čia atsitrenkė. Į kažkur užstrigo? Nu, kažkaip čia. Nu, žodžiu, įmetėm. Nuorodos yra, tai einam į senamiesčio, link senamiesčio vartų. You see the cracks I try to hide. You stand beside me through the tide. A shoulder strong, a hand to hold. Your heart's a fire, mine turns to gold. Galimas dalykas, kad greitai viską apie kažkurioje iš šių kavinių mes ir vakarieniausime. Man patinka čia vaikščioti, neapkrauta turistais, nes visai neturistinis miestas. Ir šiaip gal visai įdomus senamiestis. Švento Angelo bažnyčios griuvėsiai. Einam pasižiūrėsim. 16 amžiaus pamatai išlikę, autentiški. Dabar net nežinau, nuo kurios čia pusės patogiau bus filmuoti. Bet čia galima ir po jos pasivaikščioti, mačiau net laiptais nusileisti. Nu tą ir padarysim mes dabar. Čia tie pamatai, aplink jos dar pasivaikščiosime. Dabar einam pažiūrėti, ką matome iš čia. Gal kažką matysim. Krūmus, jeigu apkirptų, gal matytumėm daugiau. Dabar kol kas nieko nematom. Andrius sako, ten įėjimas, todėl čia turėtų būti altorius. Gali būti. Gali būti. O, tiksliai. Žiūrėkite. Tuo aš jums parodysiu viską. Andrius mano gidas šiandieną. Štai, va taip, jinai turėtų atrodyti. Ir taip stovėti turėtų, va taip, mes taip su nugaros. O taip visai gal ir nieko, ne? Įėjimas, nu. Graži. Altorius, varpinė. Nu. Ai, nu tai čia laipteliai, va, tokį rusiuką ir ten išlip paskiau vėl. Bažnyčia buvo graži. Buvo graži kažkada.
Ten va, pavėsėje sėdi Gustė. Nepatvarus tas jaunimas šiais laikais, matot. Sunku per saulę vaikščioti. A friend like you, a rarest find. You lift a Šiaip labai patogu vaikščioti, nes viskas vietoje yra. Su beždžionėlė eina cirko artistas kažkoks lynų. Čia tarp pastatų. Statula. Nežinau. Čia sakai niekaip nepritvirtinta? O eik tu savo, tai traukiamės nuo čia. Tokios jaukios kavinukės va. You hear the words I never say. Apie 10 zlotų daug maž kainuoja salotos. Eurų. Salotos, burgeriai, ravioliai 10 eurų grinai ūkiam 2. Pica, viskas po 10 daug maž. Man atrodo, mes artėjame prie pagrindinės miesto aikštės, miesto turgaus, kur nuo pilies man rodė 340 metrų. O vėjas kaip pučia šitam skersgatvį, kaip gera čia. Lenkai labai tikinti tauta, iš tikrųjų daug, pas juos bažnyčių, žiūrėkit, čia dar viena. Ir čia yra, dabar einam į tą pusę, apsuksim ratą, vis tiek pro tą aikštę dar praeisim. Ir būtinai dar susirasim tą akį į Vilnių pasižiūrėti. Čia per tos kelius šimtus metrų į 4 bažnyčią matau. Gustė jau nuo mūsų visai pabėgo kažkur toli va eina. Apsimeta, kad nepažįsta turbūt. Neleidom įsimiegoti, žinokit, pikta truputėlį. Nes prismigus buvo mašinoje, o mes su Andrium labai energingai diskutavom garsiai. Taip, kad vyrai, duokit savo moterim įsimiegoti, savo dukrom ir savo moterim. Nes, moteris tokios jau būtybės, žinokit. Zlotnikas, kas yra namai Zlotnika. Gal kokio auksakalio? Panašu irgi būtų. Tipo, Dom Zlotnika parašyta ir mes sprendžiam, ką tai reiškia. Tai sakom, gal kokio auksakalio namai. Eina mes su Andrium, va, šešėliai mūsų. Kokie, gražas. Visai fainai, žinokit. Kaip tau, Andriau, įspūdis apie šito miesto senamiestį? Koks? Toks. Kol kas dar pats negaliu atsakyti. Labai apleisti pastatai. Gal dėl to ir sako, kad autentiškiausias senamiestis, ką? Tai suburistu. Va, ir vėl maketas bažnyčios, va. Štai tokia jinai. Žodžiu, pastatyta 1342 metais karalio Kazimiero didžiojo. Bandom įsibrauti bažnyčią. Kokia graži bažnyčia. Nukryžiuotasis. Bet iš tikrųjų tokia graži bažnyčia, turtinga, labai faina. Ką žinau, man patiko. Iš tikrųjų ten vyko pamaldos šiuo metu, nes dabar po 6:10 ir buvo parašyta ant durų, kad vykstant pamaldoms į bažnyčią jau užeiti nebegalima. Tai mes truputėlį ten per stiklą pafilmavome jums, kad pamatytumėt, kaip tai atrodo. O dabar einam dar vieną siaurą gatvelę, apeisim biškį aplink šoną, kad pasižiūrėti į kitą bažnyčią, ten dar matėme. Ir išeisim ko gero į tą pačią Turgaus gatvę, Turgaus aikštę pagrindinę. Čia gal koks tai teatras. Liubelski Kaziolki. Nežinau. Galvočiau, kad kažkoks teatras, o čia to teatro aktoriai, bet nesu tikra, nes nesuprantu lenkų kalbos. Čia parašyta Liubelskėje Kaziolki. Tai jeigu verščiau pagal tai, kaip aš suprantu, tai man tai būtų Liublino ožiai. Senasis teatras, tiesiog kitoj pusėje. Tai gal ten tiesiog spektaklio pavadinimas tas Liubelskėje Kaziolki. Greičiausiai.
taip spėju, aš negidas. Ir dabar mes tik supratom, kodėl tie ožiai visur ir prie pilies buvo, ir prie tos bažnyčios grindės ir panašiai, nes tai yra miesto herbas, tiesiog šitas ožys yra miesto herbas tiesiog. Žiūrėkit, dar vienas ožys, va. Jų visur pilna tų ožių. Tai dar vienas Liublino ožiukas. Prašau. Tai yra arkikatedra Liublino. Bet šitaip jinai atrodo. Broma Krakovska, taip vadinasi. Bet čia Liublino Broma, nuo kurios prasideda tipo senamiestis. Mes tiesiog ne per tą galą ėjome. O čia gira parsiduoda, Andriu. Čia buteliai. Einam šitą gatvelę, neinam. Galima ir mililitrais nusipirkti. Mums ten reikia pagal idėją, bet gali eit, žiūrėti ir grįžti. Ožiukas vėl. Dar vienas oželis. Siaura senamiesčio gatvelė. Ten turbūt dar viena kavinė kažkokia užslėpta. Čia biški prapučia vėjas ir mažiau saulės per tos pastatus ateina, tai čia gera. Panašu, kad čia dar viena kažkokia pasislėpusi kavinė. Smarkiai pasislėpusi. Ko gero, neužklydus aš jos čia ir nerasčiau. Tai va, žmonės išeina iš jos su ledais. O. Gustė sako, čia desertinė, nes žmonės valgo pagrindė vien desertukus iš tikrųjų, o labai gali būti, kad čia ir yra desertinė. Bet man tai labai jaukiai taip atrodo čia, va taip, ne? Turi tokio savito charakterio, va tie solai palei sienas tokie, užkloti šitais šiaudiniais kilimais. Anablis vadinasi, ta desertinė. Einam pažiūrėti vidų. Yra va, apsitarnaut pačiam. Tulikai. Taip, Gustė buvo teisi, čia yra desertinė. Pyragai ir pyragėliai visokie. Tai dabar eisim ieškoti Lietuvių aikštės, iš kur pasisveikinsim su Lietuva per akį, su Vilniaus katedra turbūt, ne? Ar kas ten? Parodo. O paskiau eisim pavakarieniauti. Vis tik nusprendėm, kad pavakarieniausim, o paskiau eisim į Lietuvių skverą, nes norim vakarieniauti senamiestį, o tas Lietuvių aikštė yra truputėlį nutolus apie pusę kilometro nuo senamiesčio. Ir tai yra paskutinis objektas, kurį mes planuojame aplankyti. 6:30, kaip ir metas, jau turbūt tai vakarienė. Va, kaip išpuošti įėjimai į parduotuvę. Čia irgi kažkokia centrinė gatvė, tik čia nesenamiestis, tai galime ir čia valgyti, jeigu mums pakeliui. Va, vartai į senamiestį, va taip va, atrodo iš tikrųjų ta Broma Krakovska, kuri į senamiestį įėjimas. Va čia taip išeina tada centras, iš centro įeini į senamiestį. Gerai, dabar einu atsivėsinsiu truputėlį. You see the cracks I try to hide. You stand beside me through the tide. A shoulder strong, a hand to hold. Your heart's a fire, mine turns to gold. Tai dabar jau mes einam per centrą, ne per senamiestį. Aha, čia daugiau žmonių iš tikrųjų negu senamiestį. Centre. Va. Čia kaip mūsų kokia Laisvės alėja.
Man atrodo, pas mus vakarais Laisvės alėjoje irgi daugiau žmonių negu Senamiesty. Ten va eina nuotaka lenkiška. Graži žėrinti suknelė. Taip atrodo į tą pusę. Į kitą pusę pasisukus saulė šviečia, bet mes einam iš tikrųjų į kitą pusę. Tai. Dabar mano šeima tikrina meniu kavinės. Vienas ir kitas. Sunku sustarti, kai norai skirtingi. Nežinau, aš tai siūlau eiti ten valgyti, ten pavėsės, matau. Daug žmonių sėdi. Ir nugalvoju, vis tiek kažkas susirasim kažką, kiekvienas savo, kas ką mėgsta. Svarbu, kad nebūtų kebabinė ir picerija. Iš tiesų tai mums nuolat labai sunku susitarti dėl maisto, nes visi turim skirtingus skonius. Tai sėdam čia ir valgysim žodžiu. Tai pasirodo, reikia eiti užsisakyti prie baro, o mes laukiam kaip kvailiai ir nesuprantam. Tai dabar einam užsakysim prie baro maistuko. Dabar 3 tie patiekalai, burato, gnoči ir kepsnis. Ir 3 mojito kainavo 195 zlotai. Tai apie 46 eurus. Man atrodo, kažkur apie 6-5 eurus. Tai manau, kad visai normali kaina. Už 3 kokteilius ir 3 pilnus patiekalus. Valgyti, sakiau, gnočių primavera kainuoja 41 zlotą principė, tai nepilnai 10 eurų. O gėrimą užsisakė Andrius arbūzinė mojito, aš užsisakiau kivinę gustė mojito egzotinę. Mojito po 26 zlotus, tai po 6 eurus gal 10. Tai atkeliavo mūsų kokteiliai. Atrodo, tai iš tikrųjų skaniai, tikiuosi, kad bus labai skanu. Tai kokteiliai čia gaunasi po 26 zlotus, tai jeigu verčiant, aš manyčiau 6 eurai ir gal 10 centų. Atnešė mum maistą. Čia yra mano, tik biškį jau pagadinau. Čia yra tečio tėvas. Kotletas kepsnys. Kotletas, žodžiu. Ne kotletas kepsnys, atsiprašau. Čia Erikos. Aš jau biškį paragavau, visai neblogai. Gnočiai su vištiena. Aš tikiuosi, Erikai patiks, tai atragauk, Erika. Ragaujam. Aš jau savo biškį paragavau, nieko tokio. Vištiena skania. Skanu. Skanu bus. Skanu? O tau? Nu čia taip kaip valgė Varšuvai, kur ten? Tai jau čia reiškia tradicinis čia jų patiekalas. Einam valgyti, skanaus. Nu, judam dabar pasisveikinsim su Vilniu, jau yra 8 vakaro, pasveikinsim su Vilniu ir varysim namo, ilsėtis prieš rytojaus kelionę. Tai šiaip tai diena ir vėl gavosi, kaip pasakyt, aktyvi ir pilna įspūdžių. O, helikopteris skrenda. Tai va, beje, kokteiliai tai buvo wow, kažkas labai skanaus. Gražus vasaros vakaras, saulė jau po truputėlį leidžiasi, tai jau taip nekaitina kūno. Ir tikiuosi, kad ta akis nelabai toli, iš tikrųjų skauda visus raumenis iš pavakar. Jau žinokite, matau tą akį tolumoje prie bažnyčios. O žiūrėkit, čia yra dar va prekybos centras ar kažkas tokio. O šiaip čia jau yra lietuvių aikštė. Ženklas I love Lublin. You see the cracks I try to hide. You stand beside me through the tide. A shoulder strong, a hand to hold. Your heart's a fire, mine turns to gold. Dublinas. Šiuo metu mes susijungiam su Dublinu. Geras. Čia dabar brangiai yra Dublinas. O kur tu matai, kad rodo? Ai va, vėliava. Čia dabar yra Filadelfija, Amerika. Oh, Vilnius. Where is people? Nobody is here. Žiūrėkit, Vilnius nedraugiški. Sakė visą laiką Vilnius šitaip tuščia. Hello, beautiful man. Hey. Nežinau kodėl, bet žinokit, Lietuva su mumis nedraugauja.
Užtat šitas lady vat su mumis draugauja. These ladies are from Poland, from Lublin. Yes. Not me. Not you, where are you from? California. Oh, you are from California? Okay. What is here? Brazil? Brazil. Brazilija. Tai Brazilijoje žmonių irgi nėra. Andris rodo Vilnių merginoms. Šiuo metu žiūrim į Braziliją ir laukiam Ipsvičiaus, gal dar parodys. Portalas, žodžiu, tiesioginiu laiku į kažkurią tai vietą, į kažkurią tai šalį. This is Philippines, no? Yes. Yes, this is Philippines. We used to... You know what it is? Philippines? Yes, we used to be in Philippines just 1 year ago. Oh, you are travelers. Thailand. Yes. We used to live in Thailand for 6 months. Okay. Yes. Tai brangus Vilniečiai, noriu pasakyti, jeigu jau esate prie portalo į pasaulį, būkite draugiškesni, prieikite, pamojuokite, pasisveikinkite, iš tikrųjų žmonės čia kalba vietiniai, kad Vilnius nelabai draugiškas ir visą laiką tuščias. Tai va. O, Ipsvičius. Teko mums čia su Andrium gyventi, Ipsvičiuje. Žmonių beveik nėra. Hey, hello. Tai va, tai Ipsvičius tuščias kažkodėl. Taip, mes 10 metų pragyvenom šitame mieste, kurį dabar žiūrite per portalo akį. Sentimentai. Tuščias beveik kaip ir Vilnius, Ipsvičius. Tai va, brangieji, pasisveikinam su visom šalim, kuriomis norėjome. Hello. Dublinas, draugiškiausia šalis, ko gero. Laukia. Dabar atėjau prie fontano, iš tikrųjų įspūdingai gražus fontanas Liublino aikštėje pagrindinėje. Vau. Aš sužavėta. Einam pasižiūrėsim į jį iš arčiau. Ar šiaip, Liublinas iš tikrųjų nustebino. Nesitikėjau aš iš jo tiek daug. Bet miestas tikrai gražus ir vertas to vieno vakaro apsilankyti. Tai... O jeigu kam karšta, galite nusileisti laipteliais ir pabėgioti po vandenuką. Man patiko Liublinas, iš tikrųjų. Labai gražus miestas. Draugiški žmonės, skanūs kokteiliai. Tai šiandieną jau atsisveikinam su jumis, iš tikrųjų mūsų vakaras jau eina pabaigą. Ir važiuosit pro šoną, užsukite Liubliną, tikrai vertas dėmesio senamiestis ir centras. Ir jeigu patiko video, spauskite subscribe, like, pakomentuokite. Ir dabar jau susitiksime pakeliui link namų, link Kauno, žodžiu. O vėliau sekite kitus mano video, sekančias kelionės, kurias aš tik susiplanuosiu. Tai va, ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo. You catch me fast before I fall. You carry